Islandija. Ugnikalnių, vandens krioklių ir neįprastų gamtovaizdžių pilna tolima sala. Su savo motociklu patekti į Islandiją užtrukau beveik 4 paras. Pravažiavau Švediją, Daniją ir teko plaukti 3 keltais. Dabar apie viską nuo pradžių. Birželio 22 dieną startavau iš Joniškio į keltą Klaipėdoje. Keltą į Karlshamną Švedijoje pasirinkau dėl laiko ir motociklo padangų taupymą. Už motociklą ir kajutę bilieto kaina 164 eurai. Kelte, kajutėje per naktį ramiai permiegojau ir ryte pilnas jėgų pasukau per Švediją link Göteborgo. Specialiai rinkausi ne magistrales, o vaizdingus miškų ir paežerių keliukus. Pakeliui kelis kartus užklupo skandinaviškas lietus, bet buvo nešalta, o vingiuotais keliukais smagiai važiavosi. Pirmi kelionės nuotykiai prasidėjo dar vakar, kai nuo namų nuvažiavęs 100 km pastebėjau, kad namie palikau 360 laipsnių videokamerą, kuri filmuoja viską aplink ir be kurios jau nesugebėčiau perteikti viso kelionės veiksmo. Tai taupant laiką, kad pačiam negrįžti iki pat namų, teko pasinaudoti draugo pagalba, kuris atvežė kamerą iki pusiaukelės. Taip sutaupiau gerą valandą laiko ir nepavėlavau į keltą. Nuo Karlshamno iki Göteborgo, neskubėdamas ir mėgaudamasis keliais, pravažiavau 320 km iki antro kelto į Frederikshavną Danijoje. Keltas plaukia 3,5 valandos, motociklui kainuoja 76 eurus. Netaupant padangų ir jėgų, galima rinktis alternatyvų maršrutą keliais be šio kelto. Važiuoti nuo Karlshamno pro Kopenhagą per visą Daniją 660 km iki Hirtšalo. Bet aš taupiau savo endūrinės padangas, todėl pasirinkau beveik 300 km trumpesnį kelią su plaukimu keltu. Oras vakarop visai pagerėjo ir saulutė lydėjo visus likusius 50 km nuo kelto iki Hirtšals miesto, į kurį be manęs motociklais važiavo ir daugiau į Islandiją vykstančių keliautojų. Tai važiuojant grupėje ir žvalgantis į Danijos miestelių ir gamtos vaizdus, kelionė neprailgo ir per valandikę pasiekiau galutinį šios dienos tikslą. Nakvynei pasirinkau netoli jūros esantį didelį, tvarkingą kempingą. Vieta palapinei kainavo 22 eurus nakčiai. Įsikūriau, pavakarojau, pasivaikščiojau pajūriu ir laukiau rytojaus. Artėjom prie kelto į Islandiją. Dabar laukia 2 paros kelte. Hi. To say this your door. Yeah, Smyriline. Yes. So if you can come back here 9:30. Yeah, 9:30 because we're checking in for Norway right now. Vėjėlis tai jau majo, bet nes čia tai nešalta.
Nu ką, nuotykiai prasideda, blėt. Grįšiu namo be paso. Pamečiau asmens dokumentą. Nu ką, išsitrauksim nuotrauką arba su vairuotojo pažymėjimu. Bandysim viską derintis. Bus matyt. Tu, blėt, į kišenę gerai neįkišu. Vėjas papūtė. Atsilaisvino kišenę ir skrido, blėt. Dar kai pagavau technikinį užtvoras jau. Tai ką čia toks vėjas, blėt, tokios kortelės. Viskas tik ir skraido. Nu ką, nuotykis yra. Nu kągi, važiuojam be dokumentų į uostą. Į Islandiją galima skristi lėktuvu, bet saloje motociklo nuoma parai kainuoja apie 300 eurų. Man visai nesinorėjo išleisti kokių 3000 eurų nuomai, todėl nusipirkau bekeliai skirtą motociklą ir pasirinkau plaukti šiuo vieninteliu keltu iš Europos į Islandiją, plaukiančiu vieną kartą savaitėje. Keltas Norona pastatytas 2003 metais ir atrodo labai geros būklės. Jis gali plukdyti iki 800 lengvųjų automobilių, turi 318 kajučių su 1012 miegamų vietų. Bilietas į abi pusės vienam motociklininkui kainuoja nuo 800 iki 1500 eurų, priklausomai nuo plaukimo datos ir kajutės pasirinkimo. Kainos, kaip ir avialinijose, labai dažnai keičiasi, sumažėja ir vėl padidėja. Birželio 24 dienai bilietą pirkau vasario pradžioje, tai už 780 eurų pavyko užsisakyti nuplaukimą su privačia kajute be lango, o grįžtant gavau tik kušetę bendroje 6-vietėje kajutėje, be patogumo. Kiek vėliau čekinau kainas, pigiau nieko panašaus nebebuvo. Taigi, jeigu ne pasas, būtų viskas gerai. Dabar paso nėra, dabar bus įdomiau. Kajutėje vietoj lango buvo televizorius, kuris transliavo videokameros vaizdą nuo laivo denio ir visada realiu laiku matėsi kelto buvimo koordinatės ir likęs plaukimo laikas iki Islandijos. Keltas didelis, tai jūroje labai nesisiubavo, bet vieną kitą tabletę nuo pykinimo išgėriau. Laive yra sporto salė, pirtis ir baseinas apatinėme denyje. Galima užsisakyti džakuzę kubilą už 300 eurų kelioms valandoms. Wi-Fi internetas su ribotu duomenų kiekiu 2 paroms kainuoja 25 eurus. Duty Free parduotuvėje galima nusipirkti alaus po 3-4 eurus, viskio po 12 eurų ir išgėrus eiti pažaisti žaidimo automatais. Kelte yra keli barai, kur galima papusryčiauti už 22 eurus, papietauti už 24 eurus ir pavakarieniauti už 45 eurus. Tai su 100 eurų galima prasimaitinti visą dieną. Bet aš pasirinkau maitintis kareiviškais daviniais ir savo maistu. Tai pavalgydavau kajutėje arba viršutinėme denyje gerėdamasis vaizdais.
Tai yra tokie šildytuvai. Paspaudi mygtuką, 10 minučių šviečia. Tai yra infraraudonėja. Ir tada galima žiūrėti į vaizdą. Tenais toliau. Keltas pakeliui į Islandiją pusvalandžiui sustoja Farerų salose. Tuo metu galima pasižvalgyti į šią salą. Šiaip laikas plaukiant neprailgo. Daugiausiai laiko praleidau ant denio, gurkšnodamas alutę ir medituodavau žvelgdamas į neaprėpiamus jūros tolius. Štai taip ir praslinko 2 paros kelte. Kitoje video dalyje jau pamatysite vaizdus iš Islandijos.